Alio? Sveikas. Nu, sveikas, sveikas. Nepatikėsi, kas man nutiko. Pokštai pas kažką. Nu, tai kas buvo? Į kiemą išeinu, o ten 4 ratai ir duslintuvas vietoj mašinos valiojas. Ką tu čia svaigsti? Na rimtai, atvaryk, pamatysi. Nu gerai, atvarysiu. 4 ratai ir duslintuvas. Eina peklon. Kas čia per nesąmonę? Aš atvažiuoju. Tai yra, toj būsiu. Ką, žiūriu, pas tave irgi panašus vaizdelis. Kaip suprasti, panašus vaizdelis? Duslintuvą su ratais palikau. Tai ką darom? Ką žinau? O, reikia profesoriui paskambinti. Jisai žinos, ką daryti. Klausau. Sveikas. Nepatikėsi, mašinas kažkur dingo. Žinau. Tai padarė marsiečiai. Kas tokie? Kas? Marsiečiai. Žodžiu, važiuokit pas mane, viską paaiškinsiu. Na tvarkoj, tu ateisim. Marsiečiai. Kokie marsiečiai? Pakeliui papasakosi, eime. Kas šitam šūdai gyvena? Taip, šitam. Užeikit. Labas, profesoriau. Sveikutis. Tai va, pagaliuliuką tai, ko aš ilgai jau tikėjausi. Marsas pradėjo savo invaziją į Žemę ir pirmų taikiniu jie pasirinko Panevėžį. Na ir? Nu ką ir? Ir pradėjo mašinas vogti. O kam? Kam? Geležies pritrūko. Pagal mano skaičiavimus turėjo prieš metus baigtis. Koks skirtumas, ko jums ten trūksta? Kur mašina mano? Ir mano. Jūsų mašinas jau tenai. Kur? Marse. Jų nebeatgausi. Bet aš žinau, kaip pagautos niekšus marsiečius. Tai ko mes čia sėdim? Tai aišku, ko čia laukt? Varom! Hebrytė. Lygtis nebegyvi. Atrodo, kad ir Pasižiūrim. Pagaliau atėjo ta akimirka, kai pamatysim, kaip atrodo marsiečiai. ir sužinosim, kas mašinas mūsų vagia. Žinos, kaip pulti Panevėžį. Nu, vyrai, nuimkit tuos skafandrus. Na ir nesąmonė.